Sveiki bičiuliai, šiandien sveikinu su jumis iš Uostamiesčio, iš Klaipėdos. Štai ten yra naujoji perkėla. Dabar turiu šiek tiek kapeikų, esame žaliojoj zonoj. Neieškojau iš tikrųjų aikštelės, kur galėčiau kieme nemokamai pasistatyti. Norėjau pastatyti ten, kur galėčiau paremti miestą. Tai va, dabar turiu 4 eurus, liktai žiūrėjau, kad 10 valandų kainuoja 3 eurai viso labo. Per 10 valandų greičiausiai mums pavyks nuvažiuoti iki Nidos ir atgal. Taigi, kelsimės su nauja perkėla su keltu į Smiltynę ir iš Smiltynės minsime į Nidą. Aparatas neduoda grąžos, todėl reikia pabandyti lygiai įmesti. Pasirodo, 3 eurai kainuoja visą parą. Pažiūrėjau, kad iki 8 valandų 3 minučių galioja bilietėlis. Dabar tiek ir yra. Taigi iki rytojaus ryto galioja. Na štai, jau esame prie kasų aparato. Paspauskime pirkti bilietą. Tai keleivis su dviračiu. Paspauskime vienas, pirkti. Atsiskaitimas tik tais kortele. Taigi, pabandome priglausti kortelę. Prašome palaukti. Atspausdino bilietuką. Čia bilietukas ir čia kažkoks bilietukas. Va, pažiūrėkite, kaip viskas informatyviai. Čia vat pėstieji, mamas su vaikais. O ten matote, va, su dviračiais yra. Neįgaliųjų vežimėlis pavaizduotas. Ir tetė su vaiku einantis. Tai vat mums va čia nais va su dviračiu ir va matot su vežimėliu galima, su bagažu visokiu. Čia kažkur reikės nuskanuoti bilietą, taip. Kur čia nuskanuoti, kaip čia nuskanuoti. Va, kaip panašiai va taip. Štai nusiskanavo, nežinau kaip jiems matosi. Nežinau kaip aš čia filmuoju va taip. Tiek bilietų rankoje, nepatogu. Bet tikiuosi supratote, ne? Na kągi, aš jau laivelėje, jau burzgi varikliukas, dar 2 minutės kažkur iki išplaukimo. Būtinai nepameskite bilietėlių, kai pasiliksite, nes reikės grįžti atgal. Prisimenu, kažkada buvau pametęs, bilietai reikėjo pirkti iš Smiltynės keliantis jau į Klaipėdą antrą sykį. O taip tai nemokamai yra kelimasis atgal. Persikėlėme į Smiltynę, iš karto pasitinka, pažiūrėkite, koks bokštas. Ten kažkoks radaras, bet nesisuka šiandien kažkodėl. Gal jis ir neturi suktis, bet tokie dažniausiai suka. Šiandien labai šiltas, labai geras oras. Dabar nei vieno debesėlio nėra. Tikriausiai pavažiuosiu šiek tiek toliau, netgi nusirengsiu maikutę šiek tiek, reikia įdegti, nes įdegu visą laiką tik tais iki maikutės ir labai įdomiai paskui atrodo, rankos, veidas, kaklas įdegė, o čia nais viskas balta kaip sūris, todėl pabandysiu šiandien pavažiuoti be maikutės. Dešimt kilometrų, net nepastebėjau, kaip nuvažiavau 10 kilometrų, dar liko 43. Kokio nuostabumo yra čia nais aplinka, miškas, pažiūrėkite, kokios samanos. Jums dabar tikriausiai nesimato, bet kokie kvapai, nu nerealu tiesiog, aš nežinau, taip siela džiaugiasi, pažiūrėkit, drugeliai kokie skraido. Buvo nutupęs ant manęs vienas drugelis jau. Nu kaip man bičiuliai patinka va tokios samanos, toks samanotas miškas, taip ir norisi nueiti palakstyti. Bet mes neturime labai daug laiko, kadangi šiandien palikau mamą pas seserį, kur gyvena sesuo. Sesuo išvažiavus dabar yra į užsienį, į Turkiją pailsėti, o mamą palikau, kad palaistytų šiltnamį, surinktų pomidorus ir šilauoges. Todėl negaliu labai ilgai gaišti vienoje vietoje. Todėl važiuojame iki Nidos, aplankome tenais lankomus objektus ir miname atgal. Pamačiau kažkokią lentelę, nueisiu dabar paskaitysiu, nesusilaikiau, sustojau, pažiūrėkite, kokios samanos, va tos labiausiai man patinka.
tokios švelnutės. Pažiūrėkite, netgi grybas yra. Čia ūmėdė. Kažkas labai panašaus į ūmėdę. Nesu labai didelis ekspertas. Štai čia tikrai yra ūmėdė. Bet pažiūrėkite, kokios samanos ir visas toks miškas. Ir kaip grybais kvepia iš tikrųjų. Paukščiukai čiulba. Fantastika. Paskaičiau, kas yra rašoma. Čia yra informacija apie miškų kirtimą. Kodėl yra kertami medžiai. Būtent Kuršių nerijoje medžių kirtimas yra vykdomas dėl vertingų pušų, kurios saugo visą šitą Kuršių neriją, palaikymo, iškertant kažkokias kenksmingas, kurios konkuruojančios yra medžių rūšis. Pažiūrėkite, bičiuliai, kaip išraustos samanos. Štai jau kažkur apie kilometrą važiuoju ir va taip visos samanos yra paraustos. Nežinau, kokie čia žvėris, gal iš šernų čianais yra, bet briedžių teko matyti Kuršių nerijoje, dėl šernų nežinau, bet kažkas rausia samanas. Privažiavome pirmąją kliūtį, kažką remontuoja, reikėtų dabar pažiūrėti, pro kur čia aš galėsiu pravažiuoti. Tikrai ne ten važiuosiu, bandysime pavažiuoti į aną pusę, va šlagbaumas atidarytas. Nes čia ir vaikščioti, ir važiuoti dviračių draudžiama. Kadangi čia yra ženklas atsargiai dviratininkai, tai greičiausiai čia galima važiuoti. Važiuojame, pažiūrėsime, jeigu ką, apsisuksime, grįšime atgal. Mačiau, ten nuvažiavo kažkoks dviratininkas, kadangi jau atvažiavome arti kopos, girdžiu kažkas už tų kopų ošia. Tikriausiai tai jūra. Norit pamatyti jūrą? Kągi einam. Matote, čia yra ženklas, kad lipti į kopas ir leistis nuo jų draudžiama. Na, bet aš pasistengsiu labai atsargiai užlipti, kad labai jų neišjudinti, neišardyti. Staigiai pažiūrime į jūrą ir staigiai nusileidžiame, kol niekas nemato. Vau, pažiūrėkit, kaip ošia jūra. Jūs tik niekam nesakykit, kad aš laipiau per kopas. O dabar mūsų laukia štai toks smėlėtas keliukas. Mačiau, kad ten su kuprinė gale pririšta važiavo dviratininkas ir mynė. Tikiuosi ir mums pavyks paminti. Aha, sakau, tikiuosi nebus labai daug smėlio. Panašu, kad čia vien tik smėlis ir yra. Gerai, bandau važiuoti gal čianais pakraščių, gal samanomis. Gal labai smarkiai neišardysiu. Jeigu ir samanomis sunkiai važiuosis, tai tada teks šiek tiek pasivesti dviratį. Visgi teks šiek tiek pasivesti dviratį, nes čia į pakraštį netelpu, o smėlis labai toksai gilus ir labai sminga ratai. Kągi, aš pasivedu, pažiūrėsime, kaip toliau tęsis toks takas. Vėl išvažiavome į mūsų taką. Nežinau, kodėl į šitą pusę važiuojant nėra jokių ženklų, kad negalima pravažiuoti. Į aną pusę galima pravažiuoti, tikriausiai ten kažkur bus toliau ženklas nusukimas. Į šitą į kelias kažkur buvo apie kilometrą. Pusę kilometro toksai labai gilus smėlis, labai purus, o paskui toksai kaip miško takelis, labai gerai pravažiuojamas. Bičiuliai, kokį dalyką užmačiau, štai taip lentomis aprišta pušis. Įdomu, kodėl čia tai padarė, jeigu kas nors žinote, parašykite komentaruose. Kokiu tikslu, štai taip pat pušės yra nuo kažko apsaugotos. Privažiavome Kelskirą, vienas keliukas štai tas veda į Juodkrantę, į Klaipėdą atgal kelias, jau iki Smiltynės apie 15 km ir iki Nidos 32 km. Dabar iš karto mes nevažiuosime į Juodkrantę, pažiūrėsime, kiek laiko liks, kai mes jau aplankysime Nidą ir grįšime atgal, galbūt ir užsuksime dar į Juodkrantę, liežuvis pinasi nuo gryno oro, bičiuliai. Ir tada pažiūrėsime, kas naujo Juodkrantėje. Kadangi esu šiek tiek prijaučiantis elektrikams ir sergu tokia profesinė liga, visur pastebiu, kas susijęs su elektra. Pažiūrėkite, kokie kabeliai yra apšvietimo stulpam, naudoja aliuminį. Tikriausiai dėl to, kad yra pigesnė medžiaga, o kadangi kabeliai paklojami po žeme, tai jiems nieko neatsitinka. Daugiabučiuose, aišku, keičiami laidai yra iš aliuminio į varinius, nes tai nėra taip jau brangu, o jeigu čia tiesti varinius kabelius, tai tikriausiai ekonomiškai nenaudinga. O ten toliau matau priekyje jau stato stulpus, pravažiuodami šiek tiek pafilmuosime slapta.
Vau, pažiūrėkite, bičiuliai, kokia lauko sporto salė, vadinamoji kačelkė. Kiek daug visokių svarmenų, visokių treniruoklių. Labai įdomiai atrodo, dar nemačiau tikriausiai va tokia, kad būtų stogeliai, svarmenų pridėta. Galbūt tenais ir ganteliai yra, lenciūgėliai, kad niekas neišsineštų namo gantelių pasportuoti. Taip, žiūrėkit, bičiuliai, dar nespėjo man paruošti kelio. Važiuosiu štai tokiu žvyrkeliuku, su trombotu keliuku. Labai geras tikiuosi bus. Ten mačiau labai daug technikos buvo ir šitas jau kelias yra naujas. Įvažiavome į senąjį keliuką. Pažiūrėkite, kokio siaurumo yra. Toksai asfaltuotas keliukas. Kažkur apie 5 km tęsiasi šitas sutrombotas žvyrkelis. Labai geras iš tikrųjų kelias. Toks palyginimui su asfaltu, tai netgi geriau už asfaltą, nes jis šiek tiek minkštesnis yra. Ir tik pabaigoje kažkur apie 100 metrų toksai vos nekliučių ruožas, nes ten tik tais dirba technika, nuiminėja šitą senąjį kelią ir užpila žvyrą. Panašų kliučių ruožą mes jau pravažiavome. Tikriausiai dabar vėlgi teks kažkur išvažiuoti, arba čionais važiuosime, bet tikriausiai ne viešuoju keliu, nes viešuoju keliu Kuršių Nerijoje draudžiama dviratininkams važiuoti, tai tikriausiai vėl įvažiuosime į tokį pat žvyrkeliuką su trombota labai gerą ir važiuosime toliau link Nidos. Tik įvažiavus į šitą žvyrkelį, pažiūrėkite, kaip ruošiamas kelias, įbetonuoti štai tokie blokai. Bordiūrai vadinami. Ir štai žvyras užpiltas, bet čionais jis dar neišlygintas yra, nesutrombotas, o tenais toliau liktais matau, kad jau sutrombotas. Čia matosi jau kelias šiek tiek palygintas, paspaustas, bet labai nelygus dar. Toks bangelė einantis, tai dar važiuoti netaip yra patogu, bet nieko nepadarysi, neturime kito pasirinkimo, Nidą šiandien turime pasiekti. Aš jau atsidūriau kitoje kelio pusėje, važiavau iš pradžio aną pusę, ten buvo toks banguotas labai keliukas. Tikiuosi, kad jį išlygins ir padarys tokį pat kaip čia ir tik tada jau klos asfaltą. Nes jeigu padarys tokį banguotą asfaltą, irgi bus labai nepatogu važiuoti. Bet tęsiasi jisai neilgai, ten kažkur apie kilometrą, gal pusantro. Kągi, o mes važiuojam toliau. Ir jeigu kas nors planuojate važiuoti į Nidą ir važiuosite šito dviračių taku iš Smiltynės į Nidą, būkite atidūs, nes kelyje štai yra iškastos tokios duobutės. Nežinau, kam jos skirtos, bet šiek tiek daugiau atidumo turėkite važiuojant, kad nepakliūtumėt į šitą duobutę su dviračiu. O čia vėl privažiavome prie tokios sankryžos, kur eina viešas kelias ir čionais yra ženklas. Ženklo galiojimas yra po dešinę pusę visą laiką. Ženklas stovi, galioja kairė pusė einančiam keliui. Štai šitam keliui. Net nežinau. Einu tikriausiai pasiklausiu, nes šiaip tai viešojo keliu irgi draudžiama važiuoti. Einu čia darbininkų pasiklausiu, kur man galima važiuoti. Tai pasiklausiu šito sunkvežimio vairuotoją, sako, visi važiuoja po ženklu. Na ir aš važiuosiu, jeigu visi važiuoja, tai ir aš. Jeigu visi nuo stogo šoks, tai ir aš šoksiu. Sako, tik tai tenais, kur žvyrą pila, reikės prasivaryti ir tiek. Ir paskui jau prasideda asfaltas iki pat pervalkos, sakė. Kągi, todėl aš važiuoju. Čia vis tiek bus saugiau, negu važiuoti štai šituo keliu, kur labai siauras keliukas yra ir pažiūrėkite, koks eismas. Praėjau tą vietą, dėl kurios uždėtas tas ženklas, nes dirba žmonės tikriausiai vakare, kai nustoja dirbti, tą ženklą pašalina. O dabar turiu galimybę praeiti tik tai su tromboto keliu. Štai yra toks trombotojas, toks mažiukas, matote tolumoj, ir dar didelis važiuoja. Tai štai, o čia jau, pažiūrėkite, prasideda asfaltas. Kaip ir sakė šitas sunkvežimio vairuotojas, kad toliau prasidės asfaltas ir tęsis iki pat pervalkos. Vėl baigėsi asfaltas. Nežinau, ar čia jau pervalka, tikriausiai ne. Vėl pavažiavau apie kilometrą labai gerų, labai lygiai su trombotu žvyrkeliu ir vėl prasideda asfaltas. Kągi, privažiavau Kelskirą, vienas kelias tenais kažkur į Kuršių marių pusę. Kitas kelias štai link jūros, ten matau žmonės eina, gal eina maudytis, o aš nežinau, kuris kelias man veda iki Nidos. Kągi, teks Google Maps'u pasinaudoti, dabar įlysiu, pažiūrėsiu ir važiuosim toliau. Panagrinėjau Google Maps'ą, nelabai kažką supratau, žinau tik tiek, kad anoj pusėje yra pervalkos nudistų paplūdimys,
o anoj pusėje yra pervalka. Tai tikriausiai važiuojame dabar link pervalkos, pažiūrėsime, ar ten yra koks nors kelias, jeigu ką, važiuosime į nudistų paplūdimį. Štai atvažiavau jau visai netoli pervalkos ir aš tai toks žirgų rago švyturys, pažiūrėkite, koks fainas. Įdomu, gyvena ten kas nors ar ne? Tikriausiai ne, labai mažas. Matau aną krantą, nežinau ar jūs matote, bet ten vėjo jėgainės, vėjo malūnėliai sukasi. Kągi dabar yra be 10:11, aš pasėdžiu šiek tiek ant šito soliuko, atsigersiu vandens, suvalgysiu bandelę, kruasaną. Pasirodo, ilgai aš čia nepasėdėsiu, nes labai čianais daug skruzdėliukų mane puola. Pažiūrėkite, kaip laipėja per batus, per kojines. Štai skruzdėliukai ir jau vienas įkando, įgnybė šiek tiek į ranką, nors nieko aš jam nedariau, bet patys gnaibosi. Dar viena kelskira, aš atvažiavau iš ten, štai kelias vedantis į Preilą, o mes važiuojame į Nidą. Mačiau, ženklas buvo, iki Nidos 10 km liko. O bičiuliai, pažiūrėkite, raudonuoja visas paklotas. Čia yra brūknės, aš iš tikrųjų brūknių nuo spanguolių neskiriu, nežinau, bet vat rinko moteriškė, tai pasakė, kad čia yra brūknės. Labai skanios. Geras. Den moteriškė visą maišiuką priskynė, sakė labai daug vitaminų, reikia ir man šiek tiek vitaminiukų, nes vakar daviau kraują, kaip tik man atsistatymui parinksiu, pažiūrėkite, viskas raudonuoja. Aš kažkur ne ten nuklydau, ten motėja kažką pravažiavau, išvažiavau tiesiog į kelią iš to naujo asfaltą, čia irgi naujas asfaltas, matosi paklotas, bet toliau tikriausiai pravažiavimo nėra. Pažiūrėsim, ne, tik aikštelė. Na kągi, prie to pačio tuomet nueinu į tualetą, į paplūdimį dar neįsime ir važiuoju atgal ieškoti kelio, kuris veda į Nidą. Pasirodo, dabar ne visada reikia sekti naujų asfaltų, nes buvau nuvažiavęs nuo Preilos į kitą pusę link jūros. Teko grįžti atgal, bet ten tokios įkalnės geros buvo, tai šiek tiek paspartavau, o dabar sustojau Preiloje, pažiūrėkite Marių vilą, pažiūrėkite koks stogas, kaip gražiai atrodo samanas, ne? Toks šiaudinis stogas ir jau visas apsamanojęs. Atoj, bičiuliai, atgausiu kvapą ir papasakosiu, kur mes esam. Į tokį kalną dabar įminiau. Aišku, esame mes Nidoje ir esame štai prie tokio statinio. Tai yra Nidos švyturys, į kurį niekartą nebuvau įlipęs. Tai šiandien puikiai proga kartu su jumis pirmą kartą lipsiu į šitą švyturį ir pažiūrėsime vaizdą iš viršaus. Tiek lipom į viršų ir nesimato, kokios ten lemputės, kokios linzės yra. Šiek tiek vat kraštelį matau ir daugiau nieko nesimato. Įdomu, vakarė čia jį įjungia ar ne. Pažiūrėkite, koks skydas, naujoviškas visas, rozečių kiek yra daug. Ir štai ten kažkiek matosi linzės ir tikriausiai jisai dar ir sukasi. Labai gaila, kad dabar uždengtas. Galima būtų pafilmuoti. Tiek laiptelių. Nu, pabandykim spėti, kiek yra laiptelių. Spėkite komentaruose, o aš paklausiu
ten kasininko, kuris pardavė bilietą, beje, bilietas 5 € kainuoja. Tai va, komentaruose spėkite ir paskelbsiu paskui nugalėtą, kas arčiausiai atspės. Lankant Nidą, vienas iš pagrindinių eksponatų visą laiką pas mane būdavo saulės laikrodis. Ir tik dabar pamačiau šito žymę, nes niekada neatkreipdavau dėmesio, nežiūrėdavau, kaip iš tikrųjų jį skaityti. Bet ir dabar šiek tiek panagrinėjęs, nelabai suprantu, kaip jis rodo dabar 1 valandą dienos, jeigu pagal rodmenis tik tais 11 valanda. Kągi, šiek tiek pasėdžiu, atsipučiu, gal suvalgau kruasaną, atsigeriu ir važiuojame atgal iki Juodkrantės. Pažiūrėkite, koks priekyje laukia kalnas, įkalnė. Ir šita įkalnė dar ten už posūkio nesibaigia. Dar eina šiek tiek taip į viršų. Labai stati įkalnė. Kas žino, kur mes važiuojame. Na, kas yra buvę, tai žino, kad važiuojant į Juodkrantę reikia perlipti per didžiulę kopą. Todėl dabar bus labai stati įkalnė ir mes jau atsidūrysime Juodkrantėje. Na ir pirmasis objektas Juodkrantėje, kurį reikėtų aplankyti, tai yra Raganų kalnas. Labai įdomus drožiniai iš medžio. Aplinkui galima apeiti, labai aukštai lipti, todėl šiandien su dviračiu nelipsime. Gal kažkada kitą kartą pravesiu ekskursiją arba atvažiuokite patys, kas nebuvote, būtinai nueikite į Raganų kalną. O mes važiuojame į kitą lankytiną vietą. Galėčiau pajuokauti ir pasakyti, kad sekantis objektas, kurį verta aplankyti Juodkrantėje, yra Pamario galerija, arba tenais yra toliau Vėtrungių galerija, arba tokia evangelikų liuteronų bažnyčia, bet ne. Viena vieta yra, dėl kurios aš važiuoju visą laiką į Juodkrantę. Neperjunkite kanalo, parodysiu ir jums. Na kągi, apsilankiau aš toj lankytinoj vietoj, apie kurią jums pasakojau. Štai Olego rūkytos žuvis, tik tais iš rūkyklos, labai pasisekė šį kartą. Tik atvažiavau, 5 minutės palaukiau ir tik iš rūkyklos atnešė. Čia yra tas kapitonas vadinamas, aš nežinau, kas ten, paltusas ar ne paltusas, iš tikrųjų nelabai žinau, ir riebžuvės gabaliuką paėmiau. Tai va, parsivešiu namo, pavaišinsiu namiškius, o jūs irgi, jeigu atvažiuosite į Juodkrantę, būtinai užsukite, štai pažiūrėkite, kaip atrodo kelias. Čia nuo kelio, nuo pagrindinio įsukate visą laiką, labai gera žuvis, nė karto nenuvylė. Kągi bičiuliai, be 10:05 atsisveikiname jau su naujaja perkela. Jau esu Klaipėdoje, šalia mašinos, štai kaip žuvytė kaba. Ant dviračio vairą susimetu dviratį į vidų ir važiuoju namo. Tai šiandien numyniau 125 km, tai kaip kad namuose būčiau numynęs 40 ar 50. Nu taip lengvai prasimena, toks geras oras, toks gaivus. Tiesa, šiandien negalėjau maikutės nusirengti, nes nuo jūros toksai šaltas vėjas pūtė, tai reikės kažkaip kitaip pasideginti. Kągi, aš tada kraunos daiktus, važiuoju namo, o su jumis susimatysime sekančiame video. Iki.